1-1, o, girdim. Nu, tai kaip iki tol patiko konferencija? Visi klausinėja čia, kas čia susirinko, kiek to agile, kiek pas mus čia yra programuotojų? O, tai ką jūs hebra šnekat apie kažkokius projektų valdymus, ne? Kur ta mėsa? Aš šiek tiek tikėjausi, kad bus gal daugiau apie metodologijas, bus papasakota praėjusiose prezentacijose. Tai galvojau šiek tiek daugiau papasakoti apie XP. Tikiu, kad jeigu jums tas agile dar yra kažkas šiek tiek naujo, tai galbūt aš dar jums suvelsiu protus, nes agile nesusidaro iš vienos metodologijos, yra visa juk aibė. Ir jums teks užduotis faktiškai pasirinkti, kas jums labiau tinka ir išsirinkti, kas jums labiau, kas sprendžia jūsų problemas. Aš pats su agile draugauju jau kokie 6 metai. Aš pradėjau nuo XP. Tuo metu faktiškai aš esu kilęs iš programuotojų, ar ne? Tai aš jaučiu tą programuotojų skausmą, kai mes kalbam apie projektų valdymą ar programavimą. Tai aš pradėjau nuo savęs, panašiai kaip sako Vaidas. Pasisekė, paskui 2 žmonės, paskui projektėlis padaugėjo iki 5, taip ir 15, šiuo metu jau ir 30 žmonių. Aš pats dirbu šiuo metu Technoparke, kuris priklauso NFQ įmonių grupiai. Dirbu prie atskiro projekto su didžiulė amerikiečių kompanija Kayak, kuri yra vienas didžiausių pasaulyje kelionių paieškų ir pirkimo portalų. Jau keleri metai, taip. Ir papasakosiu iš savo patirties ir apie patį Extreme programavimą, kokie jie privalumai, kaip jie, jeigu turėsi klausimų, kaip per vieną konferenciją neįmanoma visko padengti, ar ne, tai aš vis tiek šiek tiek iš aukštesnio lygio pateiksiu, bet jeigu jūs turėsit klausimų, visą laiką galim konferencijos gale ar po to prieikit, galėsim pakalbėti plačiau. Gerai, griebiam jauti už ragų. Tai Extreme programavimas tai yra agile programinės įrangos kūrimo metodologija. Būtent noriu pabrėžti, kad programinės įrangos. Jinai neskirta gaminti batams ar dar kažką. Tai yra programinės. Bet tai nereiškia, kad jinai koncentruojasi tik tai ties programuotojais. Tai yra, galima sakyti, viena tokia išbaigta, viena iš išbaigčiausių agile metodologijų, kuri įtraukia ir užsakovus, ir projekto vadovus, ar product ownerius, kaip jūs ten bevadinsit, ir programuotojus. Ir turi receptėlių kiekvienai šitai auditorijai. XP programavimas nėra toks ir jaunas, jau 15 metų. Jo pradininkas yra Kentas Bekas. Jeigu girdėjot, jis netgi yra sukūręs pradininkas unit frameworkų, kurie naudojami labai plačiai šiuo metu testavimui. Kada jums reikėtų pagalvoti, ar jums iš vis verta ką nors galvoti apie XP? Tai pirmiausia, jeigu turit projektuose savo kokių nors techninių problemų, iškart galite pradėti galvoti. Jeigu matot, kad kodas virsta į makaronus, ar ne? Ar labai per daug klaidų, jūs jau erzina. Jeigu turite integracijos problemų, gale milestone, kai jau reikia parelysinti, bet vis dar kažkaip, visi darbai atlikti, bet viskas sudėta į krūvą, nelabai veikia, ar ne? Jeigu kiekvienas diegimas jums didžiausias stresas, ar ne? Dirbat viršvalandžius, stengiatės kuo labiau, kad pasisektų, bet vis tiek, ar ne, sunku. Jeigu yra sunkumų, išleisti versijas dažniau, negu jums norisi. Jeigu sunku keisti kodą, jeigu matot, kad kiekviena papildoma porcija funkcionalumo vis sunkiau ir sunkiau įlenda jūsų produktą. Dar vienas svarbus atvejis, jeigu matot, kad testavimo fazė užtrunka per ilgai, ar jūs ją darot neefektyviai.
arba pagalvokite apie XP, jeigu naudojate Scrumą. Tai nėra juokas, tai pamatysit. Prieš porą metų vienas portugalų profesorius padarė tokią kaip ir tyrimėlį. Jie paėmė pagrindinės Agile metodologijas, Scrum ir XP, kurios labiausiai paplitusios, ir pabandė palyginti, kaip jos atitinka reikalavimus ar tokius programinės įrangos kūrimo aspektus. Ir išrinko 4 pagrindinius. Tai yra reikalavimai, ne reikalavimo apdorojimas rinkimas, tai yra pati programavimo fazė, programavimas, testavimas, projekto valdymas ir kaip 5 įdėjo, kaip atitinka Agile manifeste išdėstytus principus. Gal kažkam iš jūsų bus tai staigmena, bet kai kuriem tikrai ne. Ir kaip matote, iš esmės tiek XP, tiek Scrumas, jie pakankamai gerai, jeigu žiūrėsite absoliučiais dydžiais, atitinka juos. Skalė yra tokia, kad ES adekvačiai atitinka arba turi priemonės šitam aspektui tvarkyti. PS reiškia dalinai atitinka, NS reiškia visiškai nieko nesako arba netitinka. Ir kaip matote, Scrumas visiškai nutylė apie programinės įrangos kūrimo ir programinės įrangos testavimo aspektus. Tai nereiškia, kad Scrumas kažkuo blogesnis. Tiesiog jums iš karto reikia pagalvoti, o ką tai reiškia, jeigu jūs pradedat naudoti Scrumą. Vienas iš tokių Agile aktyvių žmonių, James Shore, bandė šiek tiek apibendrinti. Jis iš savo patirties, taip pat ir iš atsiliepimų tose įmonėse, kurias konsultavo, bandė suskirstyti komandas tarsi žvaigždutėm, kaip viešbučių. Žinot, 1 žvaigždutė, 2 žvaigždutė, 3, 4 žvaigždutė. Tai 1 žvaigždutės vertina komandas, kurios jau fokusuojasi į tai, ko reikia verslui, ar ne, į pridėtinę vertę. Tai šios komandos dažniausiai naudoja Scrum. To tyrimo duomenimis. 2 žvaigždutė, tai yra, kai komanda ne tik, kad fokusuojasi į bizinio vertę, ar ne, bet ir gali tą bizinio vertę sukurti tada, kada rinkai reikia. Ne kada jie gali išleisti, o kada reikia. Tai šitos komandos dažniausiai jau naudodavo XP. Dar yra 3, 4 lygio, galėsite paskaityti patys. Ką tai reiškia XP? Visi girdėjote apie XP praktikas, ar ne? Ir čia vis Vaidas vis užkabina, sako, aš jau papasakosiu, ar ne, apie praktikas. Tai tikrai vienas iš populiariausių bent jau dalykų, kai kalbam apie XP, tai tos praktikos, kažkaip jos visos išgarsėjo. Tai nereiškia, kad jos yra, XP yra tikrai praktikos, jokių būdų. XP yra visa filosofija, yra vertybės, yra principai ir yra praktikos, kurios padeda įgyvendinti tos principus, jeigu jūs laikotės. Tai vienas iš tikrai unikalumų tokių yra, kad XP turi praktikas, mažus receptėlius kiekvienai problemai spręsti. Jūsų valia, kurios pasirinkti. XP labai pabrėžia paprastumą. Tai yra viena iš kertinių ekstremalaus programavimo vertybių. Paprastumas. Labai pabrėžia kokybę. Testavimas nevykdomas pačiam gale projekto, ar ne? Testavimas vykdomas visą laiką. Pamatysim kaip. Vienas iš XP pažadų, tokių įdomesnių, yra tai, kad jis sako, kad pakeitimus lengva daryti ir vėliau. Ką tai reiškia? Jūs turbūt girdėjote apie tą pokyčių kreivę. Labai trumpai, ar ne? Tai tradiciniai metodai, kurie jau atėjo tenais iš senesnių laikų, jau 30 metų ir dar seniau. Tai reiškia, kad kiekvienas pakeitimas projekto kuo vėliau vėlesnėje fazėje, ar ne, nes paprastai kaip būdavo? Būdavo reikalavimų rinkimas, paskui vyksta projektavimas, konstravimas, ar ne, programavimas, paskui verifikavimas, testavimas ir paskui diegimas, ar ne? Kuo vėliau pagaunat kažką netikimą, arba reikia kažką pakeisti, jūs turit grįžti į priekį ir vėl pradėti visas fazes. Tai reiškia, brangiai kainuoja. Dėl to visi stengiasi kuo labiau viską iš anksto numatyti, aprašyti, tam sėdėdavo architektai, tam darydavo. Kartais pavykdavo, kartais ne.
Nu, va, Apple'ose neveikia, kai reikia, ar ne? Nu, įsijungi. Tai dėl to ir stengdavosi, kadangi ta pokyčių kreivė vis kuo toliau projekto eigoje mes bandom padaryti keitimus, tuo jo sunkiau atlikti. XP sako, kad tai nėra aksioma. Tai galima padaryti ir kitaip. Tai yra, kad pakeitimai gali būti daromi ir vėliau, ir jie daug nekainuoja. Kaip tai pasiekia? Pamatysim vėliau. Nu, ir XP praktikos, nu kaip be jų. Šitą paveiksliuką jūs galėtumėte rasti internete, bet jis bus visai kitoks, nes dažniausiai jis buvo padarytas pagal pirmą Kento Beko knygą Extreme Programming. Metodologijos, žinot, jos yra pakankamai jaunos, jos tobulėja, jis išleidamas ar naujos versijos, ar patobulimai, pritaikymai prie gyvenimo, prie patirties. Tai čia pamatysi kai ką naujo. Manau, ir jums bus kažkas naujo. Tai viena iš ko girdėjau, turbūt pair programming, ar ne? Visur pair programmingas. Bet tai nėra vien tik tai XP dalykas. Tai yra ne vienintelis dalykas, kuris sudaro XP. Kai kurios XP praktikos nėra kažkuo labai unikalios. Tarkim, kadangi Scrumas geriausiai žinai palyginti su Scrumu, tai XP faktiškai turi viską, ką turi Scrumas. Aš nelysiu detalės, bet maždaug, ar ne? User stories, weekly cycle, tai yra tas savaitinis ciklas, ar tenais gali būti 2 savaitinis. Šiaip XP sako, kad geriau dažniau negu rečiau. Kaip jau ten pavyksta jums, tai jau žiūrėkit patys. Quarterly cycles, ketvirčio tikslas, kai mes paplanuojam darbus kažkam jau tolesniam laikui sudėliojam. Apmastom, panašiai quarterly cycles įtraukia tą tokią Scrumo retrospektyvą, kai pagalvojam, ką mes blogai darom, tokios didesnių mastelių. Informative workspace, ar ne? Tai čia mačiau labai gražiai su tom lentom žaidžia. Faktiškai sakoma, kad jeigu ateini į komandos kambarį, žmogus iš pašalio, per 30 sekundžių turi suprasti, kaip komandai sekasi. Ar gerai, ar vėluoja, ar turi problemų. Tai va ta informatyvi erdvė. Tos dalykus aš nesigilinsiu, nes jie labai panašiai, sakau, ir Scrum'e yra, ir Agile pasaulyje. Visa komanda, ne, whole team, irgi, niekas kažkoks, nieko čia ypatingo. Tai yra tie, kad žmonės, tie, kurie dirba, tai yra įvairių gebėjimų žmonės, kurie susirinko į vieną komandą, kad pasiektų vieną tikslą. Jie dirba kaip komanda. Ne aš padariau savo darbą, bet aš padariau savo darbą ir žiūriu, ar draugui nereikia padėti, ar komandos nariui nereikia padėti, kad mes įgyventume, tarkim, tuos iškeltus savaitinius tikslus. Labai svarbi praktika. XP labai pabrėžia komunikaciją. Komunikacija reiškia, kada geriausiai vyksta, kada jūs sėdit su žmogum akis į akį ir kalbatės. Tai reiškia, patarė sėdėti vienoj, atviroj erdvėj. Nes be komunikacijos atsiranda problemos, nesusipratimai visų pirma, tiek dėl reikalavimų, tiek dėl techninių dalykų. Kai sėdėt vienoje patalpoje, visą laiką lengviau pasikalbėti ir išspręstas problemas. Nu gerai, tai kur ta mėsa, ar ne? Čia tokie bendras dalykėliai. Taip, kaip sakiau, XP labai vertina paprastumą. Yra tokia praktika simple design, arba naujesnėje knygoje dabar nevadinama incremental design, kuris sako, kad reikia daryti kiekvienam sprendimui, kokį jūs turite prieš save, ar ne, reikia parinkti patį paprasčiausią įgyvendinimo būdą, kuris jūs galvojate, kad veiks. Nes jeigu jis jau veiks, tai reiškia, jūs jau ir padarė darbą. Faktiškai yra visas menas, kiek maksimizuoti kiekį feature'ų ar darbo, kurio jūs nepadarot šiuo metu per iteraciją. Skamba taip įdomiai, bet pagalvokit geriau. Labai svarbu nedaryti tai, ko nereikia šiandien. Principas, ar ne, you aren't gonna need it. Jeigu kažkokio funkcionalumo jums ir prireiks, tarkim, po mėnesio, tai tada ir padarysit. Dabar jūs turit prioritetus, ar ne? Nes lygiai taip pat užsakovai jums surikiuoja, kokius feature'us, po kurių jie nori matyti, ar ne? Tai jeigu jūs dirbat prie šito feature'o, reiškia, jūs turite sukonfigūruoti tik tai prie šito funkcionalumo. Negalvoti, kaip ten kažkas bus vėliau. Nes kai ateis tas vėliau, tada ir padarysit. Nes jeigu jūs ir numatysit tą ateitį ir įgyvendinsit tą savo papildomą funkcionalumą, vis tiek jūs būsite sugaišę laiką tą, kuris skirtas galbūt didesniai vertei sukurti šiuo einamuoju metu.
Ir tas paprastumas, nereikia galvoti, kad čia kažkas super duper paprasta. Kentas Bekas labai gražiai apibrėžia, kas yra paprastumas, ar ne? Tai visų pirma, yra parašyti testai, kurie pasako, kad tas funkcionalumas veikia, testai nefeilina, kad kodas aiškus, aiškiai skaitomas, klasių pavadinimai tiek aiškiai suprantami, nėra duplikacijos. Pats pagrindinis, ar ne, kaip tas kodos marvė, kaip sako. Jeigu yra duplikuotas kodas, iškart smirda. Duplikacijos neturi būti. Ir panaudojamas mažiausias kiekis klasių ar metodų. Labai paprasta. Bet žymiai sunkiau įgyvendinti. Test Driven Development. Čia jau kaip neatsiejama XP dalis yra. Testai iš tikrųjų, jeigu jūs tikrai naudojate testavimų grįstą programavimą, testai yra kaip specifikacija. Tai nėra kažkas, ką jūs rašot po to, kai gyvendinat kodą. Gerai, kad ir tai darot, jeigu taip darot. Bet iš tikrųjų, su testu jūs užsibrėžiat, ką jūs norit padaryti. Ir čia dirbama dažniausiai mažai žingsneliais. Daug yra literatūros, ir pats Jamesas Shaw galit pasiskaityti, kaip net yra ir filmukai, panašiai, kaip išmokto Test Driven Developmento. Nėra taip paprasta, įvaldyti XP praktikas nėra taip lengva. Bet iš kitos pusės tapti programuotojų irgi negali per 2 dienas, ar ne? Jeigu jūs dažniausiai, jeigu rašo testus prieš darydami kažkokį tai funkcionalumą, dažniausiai jūsų architektūra bus žymiai geresnė. Geresnės kokybės. Mažiau visokių ir duplikatų. Paprastesnė. Nes jeigu jūs dažniausiai, jeigu rašo testą po ir pamato, kad sunkiai rašosi, dažniausiai tai rodo, kad kažkas architektūriškai neprastai yra. Ir iš tos Test Driven Developmento, dabar jūs girdite, emergent design, tai evoliucionuojantį architektūrą, ar ne, tai jinai būtent yra to išdava. Jeigu jūs teisingai naudojate Test Driven Developmentą, bet čia vėlgi, kaip Vaidas sakė, čia kaip krepšinio komandos, kurioje lygų žaidžia, ar ne? Kažkada priaugat ir tada pradedat galvoti ir apie tokius dalykus. Pats Test Driven Developmentas vyksta taip, ar ne? Parašo testuko porciją, pažiūrit, kad jis sufeilina, red, ar ne? Tada parašos funkcionalumą, paleidžiat, žiūrit, kad jau įgyvenino tą, ką jūs įbrėžėt, kaip specifikacija. Testas eina, ar ne? Ir tuomet sekanti būtina fazė yra refaktorinti, kad kodas atrodytų gražiai ir optimaliai. Ne tik greitavikos požiūriu, bet apskritai, kad nebūtų duplikato, ar ne, kad architektūra būtų optimali. Patys testai, dažniausiai, kai rašot vis testų, jų daugėja, ar ne? Neišvengiamai. Daugėja, vis gaunasi jie lėtesni, vis daugiau laiko reikia. Tai vis laikas svarbu mokėti juos suskirstyti. Tinkamom proporcijom ir tinkamai suklasifikuoti. Tai unit testus žinot, ar ne? Tai yra klasės lygio testai. Kur faktiškai, jeigu esat puritonai, tai žinot, kad unit testai faktiškai tai yra tokie testai, kurie viskas vyksta atminty. Neliečiat jokio disko, jokio netvarko, nieko, jokios duombazės. Unitas reiškia viskas atminty. Varot 1000 testus per sekundę. Bent jau 100. Labai greitai. Integraciniai testai, jų kaip matote jau yra, jie lėtesni dažniausiai, nes dažniausiai ar su duombazė, ar kokio nors reikia kito komponento, ar kelios klasės tarpusavį jau žiūrit, kaip integruojasi, ar ne? Kad užtikrinti. Jų turi būti mažiau. Bet kokią bugą ar bet kokį dalyką galite pagauti žemiau, gaudykit žemiau. Ko negalit, jau tada lipkite aukščiau. Ir atitikties testai ar acceptance testai, tai jau čia priklauso nuo jūsų aplikacijos, kaip jie atrodo. Gali būti API lygio, ar ne, nes jeigu ten koks nors protokolas, ar restas, ar saupas, gali tiesiog paduoti kažkokius argumentus, ką gaunate iš to viso, kaip black boxo testavimas, ar ne. Gali būti, jeigu turit web aplikaciją, tai dažniausiai Selenium, ar ne, browser testai. Bet principas yra toks, kad greičiausiai jų turi būti ir daugiausia, ar ne? Integraciniai dažniausiai būna ir sunkiau parašyti juos, tai jų turi būti mažiau. Nes kitaip irgi, jeigu parašysite testų, kuriuos negalėsite paskui maintainint, bus ragas. Testai yra neatsiejama kodo dalis. Lygiai tą patį, ką taiko testus, kodui turi daryti ir testams. Tai yra visi refaktorinimai, visi jie turi eiti kartu. Viena iš pagrindinių kertinių irgi XP praktikų yra refaktoring. Visi žino, ar ne, kas tai yra, visi naudoja, bet problema yra, kiek naudoja. Tai yra, ar pakankamai naudoja. Refaktorinimas, žinot, tai yra kodo pertvarkymas, tarsi nekeičiant funkcionalumą. Atrodo, koks čia tikslas, ar ne, kitaliot ir nieks nesikeičia. Bet
tikslas yra iš tikrųjų kovoti su techninė skola. Čia visai neseniai buvo finansų krizė, ar ne, prisiskolinę visi, tai kaip su techniniam skolom? Kas manot, kad turit savo projektuose techninės skolos? Galit pakelt ranką? Na va, tai turim sąžiningų žmonių šiek tiek. Nes net nebejoju, kad tai yra viena iš pagrindinių problemų iš tikrųjų techninės skolos didinimas ir nemokėjimas skolos, valdyti skolos. Tai refaktorimas yra tas priemonė skirta tai skolai gražinti. Ir esmė kokia, pažiūrėkit. Tas praktikas, apie kurią aš dabar kalbu, iš tikrųjų jūs galite taikyti visiškai atskirai. Kas jums skauda, ta praktika, kažkuri praktika yra grinai orientuota į kažkokią problemą. Jos net gali traukyti atskirai vieną nuo kitos. Bet esmė tokia, jeigu jūs taikote jas kelias kartu, dažniausiai gaunate didesnį efektą. Taip, kad pavyzdžiui, refaktorinimo, paimkite kokį nors legacy kodą, ar ne, kuris kažkoks senas ir taip toliau. Pabandykit parašyti testą tenai. Dažniausiai būna A, O, A ir ar ne, ir... Ar ne? Tai va, tai yra esmė, kad refaktorinti iš tikrųjų lengvai refaktorinti be automatinių testų, kurie jūs kaip akrobatas, žinot, eina, darot pakeitimus. Jeigu nukrenta, tinklas pagauna, ar ne? Bet jeigu tinklo nėra, tai tiekšitės labai skaudžiai, ar ne? Tai va, refaktorimas faktiškai, jeigu neturi testų, labai sunku refaktorinti. Refaktorinti reikia mažai žingsneliais, vis tikrinti, testai to pasako, ar tu suklydai, ar ne. Labai svarbi praktika, dar viena, nuolatinė integracija. Nuolatinė integracija nėra įrankis, tai yra praktika. Tai reiškia, kad kiekvieną pakeitimą, kurį jūs darot, jūs turit suintegruoti visą produktą ir pažiūrėti, ar jis dar veikia. Tai, kad jūs, tarkim, jeigu skirtingus modulius kūrėt skirtingose komandose ar skirtingi žmonės ir niekad nepabandot pažiūrėti, o kaip jie visumoje veikia, dažniausiai bus problemos. Ir tos problemos bus didelės, kai ateis tas deadline'as, ar ne piktas. Tada bus visi pikti ir nepatenkinti. Tai va ta nuolatinė integracija sako, kad reikia bet kokį pokytį iškart suintegruoti ir pažiūrėti, ar mes turim kažką veikiančio ar ne. Tai yra praktika. Tai reiškia, kad kiekvienas komitinimas, kurį jūs darot, jis turi būti iškart integruotas. Tam dažniausiai naudojami toolsai. Bet vėlgi, toolsas nėra pati praktika. Jeigu jūs nedažnai komitinsite, o dirbtine, tarkim, savaitę savo kodo bazėje, paskui po savaitės bandysit sumeridžinti su bendru, dažniausiai bus problemos. Ir kuo daugiau programuotojų dirbs prie to kodo, tuo didesnės tos meridžinimo vadinamos problemos, ar ne? Kas bandė, tai žino. Yra priemonės, kurios, tarkim, jūs pokytį komitinate, ne, į centrinį versijų kontrolės sistemą, kokio jūs ten nebenaudoja. RSV, tarkim, populiariausia, ar ne, dabar gitai visokie, tie paskirstytos sistemos. Sistema pastebi, tas nuolatinės integracijos serveris pastebi, kad buvo padarytas kodo ar duomenų bazės koks nors pakeitimas. Jis iškart įsitraukia iš repozitorijos, ar ne, visą programinį įrangą, sukompailina, subildina, priklausomai nuo kalbos, ko jums ten reikia, paruošia ją naudojimui, ar ne, ir tada paleidžia visus testus. Testai turi baigtis greitai, 10 minučių maksimum. Ir jūs iš karto gaunat atsakymą. Ar viskas gerai, ar tas jūsų pokytis kažką nugriovė, ar ne. Jeigu nugriovė, iš karto eina fiksim. Bet tai reiškia, kad jūsų tą integruoti iš karto, nesikaupia tos integracinės problemos, kai jau reikės parelysinti. Dažniausiai mažose projektuose tos problemos, žinot, visą laiką mažesnės yra, bet dideliuose projektuose, vėlgi klausimas, kai yra dideli produktai, ne, tų testų gali būti begalybė, vėlgi, labai daug jų, ar ne, ten užtrunka laiko, kol juos tenais visus suranina. Tai dažniausiai, ką daroma, tai splitimą pagal produktus, į smulkesnius bildus, kiekvienam jam atskirai randasi bildai. Kas turi pinigų, galit labai lengvai daugiau tiesiog hardvaro duoti, Continuous Integration serveriui. Tai pirmam Kento Beko leidime, tarkim, tokios praktikos net nebuvo, bet pabrėžiant svarbą, to feedbacko svarbą, kuris vėlgi yra viena iš pagrindinių XP vertybių. Grįžtamasis ryšys. Jūs kažką padarot ir klausite, ar tai čia yra, ar ne, mažos iteracijos. Ar mes ką nors nugriovėm? Ar tai, ką padariau, veikia? 10 minučių. Jeigu mes kalbam apie naktinius bildus, kuo daugiau žmonių, tuo daugiau problemų. Jeigu turėsit valandą, aš esu matęs tokius bildus,
Vėlgi, nuolatinė integracija nevyksta. Kas vyksta, žiūrėkit. Kažkas įkomitina pokytį, ar ne? Testai pasileidžia. Važiuoja visą valandą. Dabar tuo metu dar kažkas įkomitina. Tai reiškia, tie nauji pokyčiai laukia savo eilės, kad pažiūrėt, ar jie susintegruos ar ne. Tai sumuoj, pačiu blogiausių variantų galit laukti 2 valandas. O jeigu dabar kažkas nugriuvo, tai kol jūs ten sufiksinsit ar ką, kiti vėl prikomitins. Ir gausis taip, kad visas bildas visą laiką bus raudonas. Jeigu bildas pastovi raudonas, niekas jo nepasitikė, nekreipia dėmesio. Ilgainiui galit mest lauk visas tas continuous integration, nes niekas jų nepadės. Dėl to šitas laikas, tam ir iškeltas net kaip atskira praktika. Jeigu jūsų bildas aišku su testais, ne tik tai, kad sukompilinat, ar ne, trunka ilgiau negu 10 minučių, turite iš kartai žiūrėti. Nes jeigu to nebus, krūva jūsų viso to indėlio investicijos galite išmest lauk. Peer programavimas viena iš labiausiai kontrovertiškiausių iš tikrųjų XP praktikų, ar ne? Nes vis atrodo, kad nusėdi 2 žmonės ir veltui laiką leidžia, kai gali būti dvigubai daugiau padaryti. Yra visokių daug tyrimų, daug pamastymų, bet iš tikrųjų čia reikėtų pabandyti. Tarkim, aš savo praktikoje mes nesam taikę tokio peer programavimo, tikro peer programavimo. Bet dabar vis žiūriu, kad vis žmonės norėtų pabandyti. Vienas kitas. Esmė to, kad jūs negalite tokio dalyko nuleisti. Sakyti, dabar jūs darykite. Nes bet kokią praktiką, užtrunka laiko, kol jūs įsisąmoninat, ar jinai tikrai duoda naudą. Bet esmė tai yra ne tai, kad jūs duplikuojat vienas kitas įdėdami, ar ne? Tai yra panašiai, kaip vienas yra vairuotojas, kitas yra navigatorius. Vienas užsiima tuo, užsifiksuojas dabar, ar ne, kažkokį kodo gabalą žiūri, kitas galvoja, kaip tas kodo gabalas atrodo visumoje, ar ne? Gal čia reikia kažką dar paoptimizuoti, galbūt iškelti, ar čia architektūra gera gaunasi, ar ne? Ir dažniausiai keičiasi. Tos komandos, kurios naudoja, sako, kad apsimoka keisti dažnai. Kai kurie keičiasi kas 2 valandas, kai kurie keičiasi dar greičiau. Padaro kažkokią užduotį, kartočiuk pasikeičia. Sako, kad labai gerai know-how, ar ne, perduoti. Nes tuomet žmonės, netgi jeigu susipėrina labai patyręs programuotojas ir ne, tas, kuris nelabiau patyręs, greičiau išmoksta tiek visokių programavimo technikų, tiek įrankių valdymo, ar ne, kokių IDE environmentų. Tai aišku, reikia tokių yra, sakau, niuansų. Jeigu jums labai domina, galite pasiskaityti. Aš manau, kad mes irgi pabandysim. Personalinė higiena ar nesminė higiena, čia vienas iš dalykų, ar ne? Niekas nenori dirbti, jeigu kažkas iš šitos pusės negerai. Tai jau reikia dezodoranto nepagailėti. Bet ne per daug, ar ne? Energized work, vėlgi, tokia viena nauja, ar ne? Anksčiau buvo toks tas energized work, tai reiškia, kad jūs turėtume dirbti tokiu tempu, kurį galite palaikyti neribotą laiką. Dirbti pastoviai viršvalandžius nėra efektyvu. Ilgainiui komandos ir tiek moralė, tiek jie patys nusivažiuos ir nuo to projektas tik nukentės. Jeigu ten kažkiek laikinai reikia padirbti, nieko blogo, bet tai neturi tapti tradicija. Viena iš įdomesnių praktikų, ar ne, Slack. Žinot, net įdėjau tokia kaip ir iš žodyno. Tai iš tikrųjų tarsi atrodo kaip nieko neveikimas, ar ne? Bet esmė tokia, kad kiekviena iteracija, kurią jūs planuojat, ar ne, jūs galite apsišauti. Jeigu jūs bandysit visą laiką pasimti daugiau negu galite padaryti, arba jau labai ant tos ribos, tai nebus gerai, nes jūs pastoviai turės kažką arba išmetinėti iš iteracijų, sakyti, aš to nebegalėjau padaryti, arba pastoviai, galia gaunasi, kad sufeilinat, ar ne? Tai sako, visą laiką reikia šiek tiek buferiuko pasilikti. Tai nereiškia, kad jūs jį pratinginiuosit, ar ne? Yra visokių dalykų. Galima paimti, jeigu matot, kad suspėjot padaryti tą, ką užsibrėžėt, ar ne? Paimkite dar vieną feature. Galima tą laiką išnaudoti savišvietai. Ar ne, tarkim, 4 valandas per savaitę, darot, ką norit, bet kažko duomitės tuo, kas jums patinka. Galbūt kažkokį researchą mažą padaro, tyrimėlį, ar ne? Galbūt tiesiog paskiriat refaktorinimui, ar ne, techninės skolos grąžinimui kažkokią dalį. Bet tas buferiukas, jeigu jūs pastovi tą buferiuką turit jaučiat, tai tuomet jau irgi yra negerai, reiškia per daug jau užsideda. Bet tokio, kad užtikrintumo, kad tai, ką jūs įsipareigojat padaryti, padarot, tas yra svarbiausia. Ir kad likusį laiką netinginiaujat. Tai tas sukelia tokį labiau pasikeimą didesnį. Kokios XP praktikos pačios svarbiausios? Ar ne, visą laiką? Visų juk nepradės iškart naudoti, ar ne, nes čia pakankamai sunku yra. Tai 3 yra kertinės, kurias galiu paminėti. Tai yra nuolatinė integracija, testavimo grįstas ar ne programavimas, arba bent jau
testai po programavimo, jau čia kaip, bet svarbu, kad būtų automatinių testų rinkinys ir refaktorinimas. Su šitom 3 praktikom jūs galite važiuoti bet kokioj pagal bet ką. Ar pagal Scrumą, ar DSDS, ar Waterfallą, bet ką. Jos jums visą laiką atsipirks ir pačios svarbiausios. Naudosit kitas, čia yra paminėtos tik tai tokios vadinamos tos primary, pirminės, pagrindinės praktikos. XP turi daug mažesnių tokių antraeilių, kurios irgi susukeria tokį rezonansą. Dar daugiau, kad naudos duotų. Bet visą laiką jūs galite pasirinkti savo greičiu tai, kas jums labiausiai skauda. Bet šios 3 yra pačios svarbiausios. Faktiškai tos 3 praktikos įgalina XP ištiesinti tą pokyčių kainą. Kadangi jūs siekėt paprastumo, ar ne? Simple design, ar ne? Dažniausiai. Refaktoriumas būtent į tą orientuotas, ar ne? Tai reiškia, jūsų sistema visą laiką yra optimalioji dizaino pusėje. Neturi techninės skolos. Jūs turite testus, kurie pasakys, jeigu jūs ką nors pakeitėt ir nugriovėt kažką kitur, jums testai pasakys. Jūs turite saugumą. Galit judėti mažai žingsneliais. Refaktorinimas, vėlgi, visą laiką jūs saugo. Nuolatinė integracija, jūs be kokio pakeitimo matot, ar jūsų produktas veikia. Ir tai jūs įgalina sistemą lenkti į tą pusę, kokio jums reikia. Niekas nesako, kad reikia daryti didelius pokyčius iš karto. Palengva, mažai žingsneliais. Čia didžiulis pokytis, visą laiką galima skaldyti mažesnius. Ir tais mažais užtikrintais žingsneliais jūs galite judėti į priekį. Tai užtikrina, viso to esmė yra to emergent design, evoliucionuojanti architektūra, kurie dabar taiko netgi ir duombazėm. Duombazės lygiai taip pat galima po truputį keisti. Ir tai nėra kažkas skausmingo. Iš kitos pusės atrodo XP. Kas iš jūsų girdėjo apie XP prieš šitą konferenciją? Gražu? Iš tikrųjų tai gražu. Čia kalbam ne apie Windows XP, ar ne? Iš tikrųjų tai gražu. Aš net pasižiūrėjau šiek tiek Google. Yra tenais, jau pamiršau iš tikrųjų, koks ten Google toolsas, bet kur galima pažiūrėti, kokių žodžių žmonės dažniausiai ieško, ar ne? Tai jeigu pažiūrim Extreme Programmingą, tarkim, Agile Scrumą, ar ne? Tai matosi, kaip metais eina ir ko daugiausiai ieško. Tai matosi, kad pavyzdžiui, nuo 2000-2004 matosi, kad XP kyla. Ir nuo to paskui taip leidžiasi. Ar ne? Scrumas tik tai. Scrumas, Agile, Scrumas, Agile, Scrumas. Ar ne? Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad XP miršta, ar kaip? Pasižiūrim, kas nutiko iš tikrųjų. Vienas iš dalykų iš tikrųjų, kad Agile pasidarė mainstreamas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vis daugiau žmonių naudoja. Ir visaip naudoja. Ar ne? Ir vieni skala tenais, ir į kosmosą žiūri. Tai vienas iš dalykų, kad natūraliai su bet kokia metodologija atsiranda tokių žmonių, kurie naudoja vien dėl to, kad girdėjo, kad kiti naudoja ir nesupranta jos esmės. Ar ne? Ir pradeda tie buzzwordai, išsikvėpia, pradeda lipdyti jo ant bet kur. Ar ne? Visi dirba pagal Agile, nors jeigu pažiūrėtumėte iš esmės, kaip Vaidas minėjo, kartais nėra, ar ne, nieko ne Agile. Kitas dalykas, kad visos tos Agile metodologijos, ar ne, ypatingai XP, tarkim, XP kilo nuo techninių žmonių. Pagrindas yra iš techninių žmonių. Tai nereiškia, kad jis nenaudojamas projektų valdymui. Bet vis tiek, pagrindas, jie kilo iš techninių žmonių. O dabar visas tai pažiūrėtumėte, jeigu per tą 10 metų labai pasislinko prie projektų valdymo. Agile dabar labiau yra susijęs su projektų valdymu, negu kad su kažkokiu ten programuotojų, testuotojų darbu. Scrumas, ar ne? Ką jūs darysit Vilniui 2 dienos prieš konferenciją? Esate Scrum Masterius, ar ne? 2 dienos, čakšt, jau Scrum Masteris sertifikuotas. Labai gerai, ta prasme, labai gerai, jeigu jūs to nesustosit. Nes dažniausiai Scrum Masterius vėlgi apmoko žmonės, kurie supranta tą reikšmę. Klausimas, ar tie žmonės, kurie ten ateina, tikrai supranta, ką jie ten daro. Ir mano nuomonė, tas Scrum Masterio ir Product Ownerio sertifikatas yra labai jau nuvalkiotas. Jis iš tikrųjų neatspindi žmogaus gebėjimų valdyti projektą. Esu sutikęs ne vieną Scrum Masterį,
kuriam tik tais, nežinau, koks ten masteris. Tai ir kitas dalykas, kad Agile Scrum, kai girdite Agile, vos ne visi sako, tai čia Scrumas. O jeigu Scrumas, tai čia Agile, ar ne? Tokio nebeliko diversifikacijos. Tie žodžiai susineleveliavo. XP niekur neprapuolė. Kaip metodologija, jinai pakankamai visos tos Agile metodologijos yra jaunos. Bet esmė, kad jie pasislėpia. Daugelis Scrumo teamų sako, darom Scrumą, bet naudoja krūvą XP praktikų, kurias vadina gerosiam praktikum, ar ne, kaip girdėjote. Tai yra XP praktikos. Niekur jos nedingo. Taip, kad XP tikrai niekur nedingo ir nedings artimiausių metų. Ir jeigu pažiūrėsite tas praktikas, tą pačią esmę, jeigu pasinarvinėsite blogus ir tos garsiausios kompanijos, kurios ten, tarkim, pušina tą Agile, pamatysit, kad ta metodologija yra visą laiką dalis tų žmonių ginklų arsenale. Visą laiką kila klausimas, ar ne? Tai dabar mes čia skraminsim, let's scrum, ar ne? Tai nieko blogo. Galit skraminti. Aš pradėjau nuo XP ir tikrai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad pradėjau nuo XP. Su XP pradėjus taikyti iš karto, jūs nueisit toliau. Scrumas, jūs nueisit 3 žingsnius, bet paskui jums kažką reikės pasirinkti. Taip, kad jeigu Scrumą jau nusprendė Scrumą naudoti, tai labai patariu. Ir visi pataria, ar ne? Pažiūrėkit, tie, kurie naudoja tikrai Scrumą ir yra sėkmingi, jie naudoja techninės praktikas. Scrumas apie techninės praktikas iš esmės jis nutyli. Jis sako, kad komanda turi pati susorganizuoti ir pati turi žinot, kaip ten viską pasidaryti, ar ne? Jeigu ta komanda tokia, taip. Bet jeigu jūs neįdieksit tų techninių praktikų, tas jūsų Scrumas labai greitai išsikvėps. Taip, kad tiesiog persimas, Scrumas yra labai gera metodologija, bet pagalvokit apie techninės praktikas, jeigu jau taugat Scrumą. Kitas dalykas nuo XP, nereikia naudoti visų praktikų, nebūtina naudoti visų praktikų iš karto. Ar ne? Tikrai nebūtina. Pažiūrėkit, kas labiausiai skamba. Bent tas, kur paminėjau. Ar yra kas nors, kas nesutinka su tom 3 pagrindiniam praktikom? Turim vieną. Galėtumėt pargumentuoti, kodėl? Matot, visą laiką yra žmonių, kuriems kas nors neveikia. Kas irgi gerai, ar ne? Gal jums veikia kas nors kitas. Vėlgi, jeigu pažiūrėtumėt atvirai, plačiau, kas vyksta šiuo metu, tai Agile tai nėra pats savaime tikslas. Tarkim, man Scrumas tai labiausiai atrodo, tarkim, jeigu vieną tik tai Scrumą paėmus, be nieko kito, ar ne? Tai man panašiai atrodo kaip boksininkas, ar ne? Bet žinot, žiūrėdavot kaip Bushido, ar ne? Kai ateidavo boksininkas į rinką ir po 30 sekundžių galėdavo suvystytas, primuštas ir bejėgis, ar ne? Dėl to, kad programinė įrangos kūrimas, ar tas programuotojas, ar projektų vadovas, programinės įrangos kūrimo procesas, tai yra menas, panašiai kaip kovos menas. Jūs neturite apsiriboti vienu ginklu. Jūs turite pažiūrėti visas arsenalą, kuris jums geriausiai tinka. Ir taikyti, pažiūrėti, kas jums tikrai veikia. Ir aš garantuoju, kad ilgainiui jūs nebūsit nei tik Scrumas, nei tik XP, nei tik Leanas ar dar kažkaip, bet jūs susirasit savo ginklų arsenalą. Nes Agile tai yra, vėlgi, žmonės, o ne procesai. Procesai gali padėti, bet iš esmės yra žmonės. Jeigu jūs tobulėsit, jeigu jūs ieškosit kiekvieną naujesnę metodologiją, ką jinai jums gali gerti, pabandysit, ar jums ir veikia, tada jūs tobulėsit, eisit į priekį. Tai to labiausiai ir linkiu, kad būtumėt atviri, kad neusifiksuotumėt ties vieną metodologiją, o pažiūrėtumėt, kas labiausiai tinka. Ir garantuoju tikrai, nenaudosite nei Gryno XP, nei Gryno Scrumo, nei Gryno Leano. Kažką surasite tarpį, išrinksite geriausius variantus, ką turite. Aš šiek tiek įdėjau keletą ir nuorodų, jeigu norėsite apie XP labiau pasidomėti, tai yra pora neblogų Kento Beko knygų. Ir be to, aišku, visą laiką pilnas internetas, ar ne? Tai pasiskaitinėkit. Aš manau, kad tikrai XP yra vertas dėmesio. Čia nėra kažkokia religija, bet pasižiūrėkit. Manau, kad tikrai rasit, kas jums naudinga. Gal turit kokių klausimų? Taip, kelkiam rankas. Kas turi klausimų?
Čia vienas klausimas. Norėčiau tiesiog paklausti, gal galite pasidalinti patirtim, kaip, pavyzdžiui, jūs pas save įmonė, tarkim, taikote tą XP, kaip užduotis patenka programuotojams, kaip vyksta ta, pavyzdžiui, projektas, tarkim, kaip jūs darote? Tai gerai. Faktiškai, aš sakiau, kad XP pradėjau nuo savęs, ar ne? Tai faktiškai galiu pasakyti, kad patį XP taikymą pradėjau grinai nuo savęs ir būtent tą techninį labiau, ar ne? Nuolatinė integracija, testai ir panašiai. Prieš keletą metų, ne prieš keletą iš tikrųjų, prieš 6 metus iš tikrųjų, mes tokį darėm Svūdų projektą, irgi kelionių portalas, kurį vėliau perpirko Kajakas, ar ne? Tai faktiškai tenai komandą kūrėm grinai XP pagrindu. Tai tas planavimas vyksta lygiai taip pat panašiai kaip ir Scrum, ar ne? Kad jūs surenkat visų pirma user stories, ar ne, ką jūs norit. Didesnių abstrakčių lygių, kaip epicus, ar ne, smulkesnių. Juos jie estimuoja, ar ne? Ir tuomet užsakovas jums išdėsto atvarką, kurias norit, ar ne? Ir jūs dirbat, kiekvieną iteraciją pasiimat nuo viršaus, nuo to backlogo ir dirbat. Ta prasme, projektų valdymas iš tikrųjų XP ir Scrumas nelabai skiriasi. Labai panašus iš tikrųjų. O techninės praktikos jau papasakau, ar ne? Dėkui. Toliau vienas trumpas klausimas ir kitas diskusijas bus galima neformaliai aplinkoje pradėti. Testavimus, kad liekat, kiek procentų padengėt kodą, vadinkim, testais? Ir jeigu ne 100%, tai kas... Tikrai ne 100. Kas tada atvedama? Sakyčiau taip, su kodo padengimu reikia būti atsargiai. Ką reiškia Ką reiškia, kad kodas yra padengtas testas? Ar ta vieta, kad buvo įvykdyta? Žinot, ką galima padaryti? Pakvieti metodą ir pasitikrinęs ar true, ar dar kažkas. Ir jis bus įvykdytas ir bus padengtas, bet iš jo tokio testo naudos nulis. Ar ne? Taip, kad su testų to metodikom, matavimo metrikom reikia labai atsargiai žaisti. Sakyčiau, turėtumėt rašyti, kaip sakiau, daug unit testų, mažiau integracinių, dar mažiau ateities testų. Tiek, kad jūs jaustumėt, kad jūs kontroliuojate situaciją. Kad būgų nedaugėja, kad jeigu jūs padarot kažkokį tai nuodėmę ar ne ir nugriaunat kažką, tai testai pastebi, kad jūs nugriovėt. Jeigu jūs esate tiek ir užtenka. Su metrikom apskritai labai atsargiai žaiskit. Nes tokios kaip eilučių kiekis ar padengimas jos iškreipia vaizdą. Ir paskui komanda gali prisitaikyti ir gausit visai netokį efektą, kokį norėjot.